Rokelį du švilpinėjai? Su manim. Jo, iš alaus bokalo. Aš irgi, žinok, man taip išėjus į aikštelę, blecha, toks siutas paėmė. Iš karto ten be žodžių. Kelnes nusimoviau, žinai. Be žodžių, iš ložės tiesiai. Jo, aš irgi jam pradėjau rodyti, ten tu, žinai. Ne, išdavikas baisus man. Eikt. Pažįsti barštį? Ar barštį pažįstu? Labai gerai pažįstu barštį. Jo? Tai ten girdimės. Kas yra? Mes ten tūsindavom labai stipriai. Pas sūnų gal? Ne, su irgi tėvu. Tutis. Su tėvu, malūnsparnį kildavom. Blemba, aš atsimenu, kažkada jisai Guogą atskraidino į Prienų sezono uždarimą, žinai. Ir ten buvo kaip Uspaskicho ledai kažkada Kėdainiuose mėtami, tai miestelėnai susirinko pasižiūrėti, kaip tai atrodo, ten ištiesia rankas gaudė. Taip atsimenu Prienuose tą lėktuvą, malūnsparnį sutinka visi. Leidžiasi Dievas, žinai. Prikolina šiaip dėdas, linksmai gyvenęs. Tautis dar gyvena. Turime meni, bet gal taip nebetūsina, žinai. Žiauriai geras, žiauriai maladės dėdas. Aš minimaliai iš renginių atsimenu būdavo. Ką, geros naujienos, su šventėm dar kart visus, jau ko gero, kad nuo stalų nulipot, jau gal kažkas tai net ir išsiblaivėt. Naujiena tokia, kad aš tave beveik pasivijau. Tie, kas seka mūsų laidą dėl tų taškų, turbūt tokių vis tiek atsiranda, jie gal net ir susipažinę, kaip čia mes viską skaičiuojam. Dabar turės būti nustebę. Aš nuo tavęs šį sezoną vienu metu gavinėjau 107 gal taškų. Ir dabar mūsų skiria 51, 1,770 prieš 1,719. Tai aš tau ir sakiau, kad aš tave pagausiu, tai jau ten ramus idėjai, visas mandras kaip gandras. Žiūrėk, kažkai Žalgiris varautoja, metai baigsis ir jau. Minusą bus. Ir kalbant apie Žalgirį, tau ir manau, kad ateina laikas nustot juo tikėti. Ne, aš tai tikėsiu Žalgirį iki galo. Bet tau net nešia finansinės naudos nei pernai, nei kol kas šiemet. Kur mano 200 linai? Netnešė man, bet aš ne dėl finansinės naudos palaikau savo mylimiausią komandą. Aš irgi ne, manęs vienas žmogus klausė, šalia sėdėjo, žinai, Audi klube. Sako, tai už ką dabar Sergej, žmonės žiūri šitą laidą, klausia apie tos 200, visą kitką. Sakau, jeigu aš pralošiu šitus 200, sakau, aš jam atnešiu su pačia geriausia nuotaika tuos pinigus. Ir buvo šansų, nebuvo blogai, su ta Barcelona buvo visai neblogas vaizdas, aš aišku gal gale nelabai supratau, kur Kazio minutės pertraukėlės dingo, ką jis ten tokį Izraelį Gonzalesą įjungė. Kaip tau tas? Nesukėlė tokio, what the fuck, kodėl tu neėmi taimautų, nestabdai rungtynių, šansųgi dar buvo. Tai dabar lengva pasakyti, aišku, galėjo paimti tą minutę, bet gerai žaidė jie pakankamai, viską turėjo šansų laimėti, bet čia jų dabar sezono istorija. Atžaisti iki galo ir praloš gale tas varžybas arba dasivyti ir vienų taškų praloš. Tai manau, vis tiek įsižais dar piški, dar naujokai dadės kažko, kažką jie laimės. Gal į Final Four ne. Gali būti, kad nepateks į Final Four Žalgiris. Berlyne gal ne, bet kažkur pateks. Jo, Rokelį du švilpinėjai? Su manim. Jo, iš alaus bokalo. Aš irgi, žinok, man taip išėjus į aikštelę, blecha, toks siutas paėmė. Iš karto ten be žodžių. Kelnes nusimoviau, žinai. Be žodžių, iš ložės tiesiai. Jo, aš irgi jam pradėjau rodyti, ten tu, žinai. Ne, išdavikas baisus man. Eikt. Man tai žema, dabar žaist kažkokią tai Barcelonai, žinai. Kas tu toks? Tu kaunietis? Gerai, tu lietuvis? Ne, čia tas pats, kas ryte žaist. Nežinau, labai blogai. O šitą mačiau su Okmanu sėdėjai, tu tą nuotrauką, kur kėlei vėliau į Instagramą, tu ten ją man padarėjai, ar tu ją padarėjai savo ir tiesiog man paskui persiuntė, nes aš ją vėliau pamačiau Instagram'e ir ten visur buvo supublikuota, kur Okmanas fotkinasi. Jo, mes, tai Okmanas ten pas Okmaną buvom. Pakvietė į varžybas, tai mes ten visas varžybas prapizdėlinom, realiai aš nemačiau tų varžybų. Tai, blemba, tai dar tau gerai, tu leikos nedarai, žinai, manau, kad yra kas leiką daro. Jo, bet prie manęs visi prieidavo, kas ten, kaip bus, sakau, laimės, aišku. Gerai, bet nežinau, kodėl manęs žmonės klausia, kaip bus, ko neklausiau, tai manęs. Kaip bus.
Bet smagiai, man patiko, atmosfera gera. Gerai Prisižvengiau pasikūrė. baisiai. Nu. Ja. Linksma buvo. O kur ta ložytė, palauk, yra, nes keista, kad Pauliaus nebuvo ložiai. Aš galvoju, jisai matei, kur buvo? Nematei? Audi klube, šalia sėdėjo. Nežinau, kur ta Žalgirio pagrindinė ten tai. Tai ten centrinė, bet patogu ten čia, žiauriai kažkai, ne? Centrinė. Ką aš žinau, patogu turbūt, ja. O Okmanas pyksta, kad aš šį kompiuterį detalių keitikų pavadinau. Aš ne iš blogos valios. Šiaip iš jaunystės. Manau, girdite, iškvies į mačą. Blemba. Norėčiau pamatyti tą mačą. Tavo ir Okmano. O jis gerai lošia kažką? Nežinau, bet... Aš dabar biškinę formą, žinai, po švenčių. Nežinau, rodžiau. Nemanau, kad ir... Veido išraiška. Koks nuoširdus pasišlikštėjimas kolegos veidė. Nemanau, kad ir jis geriausias formas dabar yra. Dėjo? Na, aišku, ne, nežinau, ir jie loši ten kažką 6 ryto kažką ten. Sako, atvažiuok pažaisti. 6 ryto? Kažką 6 ryto. Sako, nejuokauk. 6 ryto aš žaisdamas nesikeldavau 6 ryto. 6 ryto aš mėgau. O eik tu načert, bet gal čia režimas, žinai, pas žmogų? Jisai toksai... Ne, nu tai čia, žinai, visi prisižiūrėjo dabar tų tendencijų naujausių, kur reikia per parą išnaudoti 48 valandas. Niekada nemiegot. Ja. Visada dirbt. Savo maksimumą išspaust ant kiekvieno. O kur jie lošia? Arenai? Ne, arenai, čia Vilniuje kažkur. Buvo ten ta šaika visa. Kaip manai, dar man yra šansų tiesa net, kada įsidarbint, ar jau viskas? Mano Okmanas atlaidus. Kompiuterio detalių keitikų galėtų mane Nesakysiu viso pokalbio, kaip jisai buvo. Bet buvo. Ką? Nu, buvo, aišku. Gerai, džiaugiuosi. Šiaip tai man iš tikrųjų patinka. Ir tęskime tai, nuo ko pradėjom. Pavarom toliau. Praeitą savaitę rekordiškai gerai pašaudžiau, nepataikiau dviejų grajų, tu irgi nepataikiai 3. Nepataikiau daugiau, biškai grajų. Tu gal 3 nepataikiai. Bet, nu, reikia pripažinti, abu prognozavom čia, kur mūsų buvo didžiausias šūvis pro šalį. Makabio pergalė prieš Zvezdą. Ir Zvezda, tu dar buvai tokį numykė stylų, kad hui čia jie išvyko į žaidžią, nes rungtynės vis tiek Belgrade, pažįstami lankai, bet pats irgi statė už Makabio pergalę. Yeah. Ir Zvezda, bam, šaurum, burum, pamparyrim, dingin, dangin, dung, čiki, čaki, pak, laimi tas rungtynės. Teodosičius kas daugiau. 62, mačiau, balai buvo, čia fantasy, modernios taškų skaičiavimo sistemos ten tokia turim. Kiek jisai surinko naudingumo? Kiek efficiency points buvo pas jį? 44. Milošas, senasis tavo komandos draugas, Pirikūras per didžiąją pertrauką Teodosičius. 36 metų, kiek? Kažkas tai. Nu, kažkas tai. Kažkas tai. Taip visas atletiškumas pakėlęs krepšinėje, kad net 36 metų dėdė gali. Pasveikinai savo draugą su tokiu pasirodymu. Ar jūs nefiga nedraugai su juo? Ne, mes draugai, viskas okei. Artimo ryšio jau nebepalaik. Jisai, žinai, man atrodo, palauk, su kuo yra. Aš taip atsimenu, su Šaru gal. Ar jisai kažką Šarui ten yra leptilės, kad Šaras jam kažkada vos į dantis nedavė, prasilenkiant. Ir šiais metais, žiūriu, Avramovičius padarė jam tą, kai jis ten kažką Šarui, neatsimeni, kur pribėgo, ten pradėjo kažkokius tai pasiklausyti, ką Teodosičius šneka su komandos draugu, po to į petį pabučiavo. Neatsimeni šį sezoną? Ne. Bliama, kaip gerai patrolino. Bet Teo man toksai visą laiką atrodo bičias, kuris arba tau tas rungtynės pralaimės, jeigu galiai jis yra aikštelė, aš kažkaip visą laiką užuodžiu pralaimėjimą, nu arba driokstels taip kaip va čia. Kažkoks toks nepaaiškinamas bičias, ne? Toks, kur tu gale rungtynių nelabai nori jį turėti aikštelį. Jis yra nemažai pralaimėjęs. Ne tai, kad jisai, bet nesužaidęs. Gal daugiau negu laimėjęs net, ne? Kada labiausiai reikėdavo sužaist, bet tu vieną, žinai, ir mums finalo ketvirtį, tai buvo pusfinalį prieš Partizaną, kai realiai jis ten prasirgo visą laiką. Kažką, žaidė ir paskutinis metimas buvo. Man atrodo, mes 2 gavinėjom. Ir... Ten praktiškai pralaimėtas grajus buvo, aš labai gerai atsimenu. Ir jis sugalvojo šveisti vis tiek trajaką iš belekur. Tai gerai, kad Čildrasas atskrido ir įdėjo.
Ta prasme, bet nebuvo ten derinys toks, kokį reikėjo, ką jo, jis pasiėmė ir metė. Tai bet to galėjai iš jo tikėtis, kad jis visada, toje situacijoje mes žais, nebijos. Bet šiaip pagarba Gardui. 36 metai, žinai, Sabu didžiavomės, nes 40 metų, bet tai vis tiek yra centras, kuris, kad ir grėmėsdas, bet po kažia, kad ir senas, gali nebebūti greitas, bet susirenka daug dėl savo fiziškumo neįtikėtino, ne? O čia bičas vis tiek žaidžia atletiškam krepšinyje, kur tu jau esi ir pavargęs, tavo turi dirbti kojos, ranka, galvos, tau 36 ir tu skorini 44 efektyvumo prieš atletišką Makabį, tai nėra, žinai, šiaip savo komandėlė. Bet žiūrėk, tas, kas moka žais krepšinį, kas tikrai supranta krepšinį, kas moka žais krepšinį, tai čia pamoka yra visiems jauniems žaidėjom ir tas, kas prisižiūrėjo tų skraidančių, kas dominuoja pasaulio krepšinį dabar. Vieni paimki Jokičių, neišsiskiria nieko, atletiškai ne, bet, skillsai yra ne iš šito pasaulio. Tai pasiėmė Teodosičių, kurį, nei jis greičiau už kažką bėga, nei pašoka, nei tą metai viskas, bet turi galvą, turi metimą, turi krepšinio supratimą, kaip išnaudoti kiekvieną situaciją. Ne, tai, Šaras ant to grojo visą karjerą. Irgi niekada neturėjo skirtinių domenų. Vieną kartą yra įdėjęs į kažką teniso kamoliuką, visi buvo pakę. Jo, Šaras irgi, ten jo, aišku, IQ, Šaras visą tą karjerą pick and rollo pastatęs ir metimo. Žinai, Šaras ir tą patį Teodosičius turi išskirtinį metimą ir žino, kaip pick and rollo žaisti įspūdingą pasą eina. Tai tas visas nėra jie žaidėjai viens prieš vieną. Labiausiai, bet viską žino iš situacijų, iš skaitimo, kaip susikurt, tai jei tu žinosi, kaip žais krepšinį ir tą tu visada galėsi save išnaudoti, nesvarbu, kokius ten monstrus prieš tave pastatys. Man labai patiko, kad tu praeitą savaitę apsigalvojai ir pagaliau pastatėjai už Virtuso pergalę. Ir Virtusas gavo. Kokias kelias savaitės iš eilės. Pralaimėjęs, viską laimėjo Virtusas ir praeitą savaitę bam, nuo Valencijos ir pasikrovė. Luka Biankis. Tik pradedu tikėti. Maladėts. Labai įdomu, ką šiandien darysi. Ir jis vėl mane. Jo. Ir šiaip aš toliau viską pataikiau, o tu dar aišku, Žalgirio pergalę prieš Barsą, kas ten tau užėjo, prognozavai. Kas jau buvo išsigandęs, biškai girdi? Jau siuntinėjai tas žinutės man. Aš labai buvau išsigandęs, kad mane Okmanas išmes iš arenos. Rankas drebėjo dėl tų 200 eurų. Jo, tai ką vaikai būtų valgę per kalėdą, žinai. Pas giminaičius. Tai vienintelis variantas būtų, ką močiutė, žinai, kiek pagelbės prasilošusi vaiką, anuką. Bet tu dar ko nepataikai, tu prognozavai Olimpijos pergalę prieš Panathinaikosą. O aš ėmiau Panathinaikoso pergalę prieš Olimpiją. Tu šaunuolis. Aš šaunuolis. Tai aš žinau 4, tiksliau 2 nepataikiau, tu nepataikai 4. Ja, kažką aš. Aš susikaupiau, Linai, supranti, aš pradėjau sezoną atsipalaidavęs. Dabar aš taip susikaupiau, kad aš net neįsivaizduoju, kaip aš tave sunešiosiu. Pratisam tą mintį. Gerai, važiuojam, Kebra. Tai šią savaitę mūsų laukia 9 rungtynės, 1 turas, jokių dvigubų savaičių, jokių nesąmonių. Turi jau Milašį priešą, Okmaną priešą turi, toj mane turės. Bet tu pasakyk man, kas tavo, žinai, kaip yra patarlė, pasakyk man, kas tavo priešai, pasakysiu, kas tu. Žinai, kuo didesni priešai, tuo, reiškia, kietesnis bičias. Čia dabar nahu galvoju iš vyriausybės pasiuntus. Gerai, paskui sugalvosiu, pavarysim. Tai šią savaitę turkiškas grajus Stambulo Anadolu Efes susigrąžinę nemažą dalį žaidėjų. Lošia prieš Šarą. Lošia prieš Fenerį. Rungtynės Stambule. Ką tu prognozuoji? Aš saugai žinojau, kad tu Fenerį imsi, tai ir aš Fenerį paėmiau 86-80. Važiuojam. 86-8. Nors čia gali paslyst. Vis tiek emocinės rungtynės Stambulo derbis. Stambulą. Žinok, ne tik paslyst, daug kas sugrįžo. Aš dabar pažiūrėjau, šiandien toks Rotovairo puslapis yra, kur visus traumuotus arba Game Time Decision rodo. Tai grįžta Žižičius, jau realiai sugrįžęs, tik tai, kad dabar jau gera sveikata turėtų žaisti daugiau. Grįžta Plaisas,
tai jau po krepšių nebėra skilių tokių, žinai, kaip buvo pas juos. Sugrįžo jau Bobua, bam. Elijah Bryantas sugrįžo, tai realiai dabar pas juos traumuoti likę, kur tikrai nežais, tik Vilicas ir Klaiburnas iš normalių. Nu ir ten Ilmazas su Osdemiroglu, whatever. Tai Efesas nebėra ta, žinai, komanda, kur čia sakysi įsitraumavę ir nebepaloš. Visko gali būti, bet aš irgi imu Fenerio pergalę, 8-8, 7-8. Taip pat šią savaitę Belgrado Partizanas lošia su Bolonijos Virtus. Nu ir man čia dabar beprotiškai įdomu. Ar tu grįžti prie pralaimėjimų Virtusui, ar ne? 87-80 Partizanas, aišku. Praktiškai toks pat rezultatas. Aš duodu irgi Partizanui pergalę 86-81. Rungtynės rytoj, mes čia įrašinėjom trečiadienį, rungtynės ketvirtadienį. Bet Partizanas turi ten tokių bėdelių. Avramovič out, Trifunovič out, Daužė ant klaustuko, Smailagičius ant klaustuko ten rimto gali nelošti ir dar kažkas ten pas juos kliba. Tai tokia sudėtis, kur, žinai, bet pas mane 8-6-8-1. Asvelis su Realu. Ar Asvelis su Poceko gali pakrapštyti Realą su Kampaco, kuriuos aš visą laiką maišau, Poceko ir Kampaco. 95-77 Realas. Nėra ką čia aptarinėti, turbūt labai. Absoliučiai. 9-8-7-9, viena kasa, tie, kas šią savaitę galėtumėt patikėti Asvelio pergalę, tai esat gerokai nusišventę per šitus metus. Manau, kad labai reikėtų susirūpinti su kažkokia tai ir organizmo valymu gal net to pačiu. Panathinaiko žaidžia su Zvezda. Ką prognozuoji? Kad čia žiūri pas mane. 88-76 Panathinaikosas. Ko aš turiu viską sakyti? Bet šiaip gerai, dabar aš pasimsiu, bet čia dar vienas toks pat realiai rezultatas. 8-9-7-6 Panathinaikosas pas mane yra. Gerai, dabar šitą aš pradėsiu. Prie Panathinaikos Zvezdos neužsibūsim, nors šiaip nurašom komandą, kuri praeitą savaitę Maccabi nugalėjo, ką? Kas jau tas čia Panathinaikos toks labai? Na, bet ten beveik namie žaidėt. Dabar reikės Graikiai žaisti. O išvykoje nelaimi, man atrodo, praktiškai šį sezoną. Čia gal pirmą pergalę tipo išvykoje prieš Maccabi, kur Belgrade rungtynės. Daug įdomiau čia bus Milanas prieš Baskoniją. Gerai, aš pradėsiu. 8-2-8-7 aš imu Baskoniją. Ir žinant tavo meilę Milano, esu įsitikinęs, kad tu dedi už jų pergalę. Ne, aš 84-76 Baskoniją irgi paimsiu. Što? Blemba kaip neįdomiai, viskas tais pačiais praktiškai skirtumais. Gerai, bet aš Žalgirio pralaimėjimą uždėsiu už tai ir tada... Kitas ateina, nu, davai. Gerai, bet dar prie Žalgirį. Bayernas su Valencija. 8-6-7-8. Bayernas. Aik tu nafik. 86-78 du Bayernas. Tausia, kas mūsų laida žiūri ilgą laiką, jau turėjo pajausti... Niekas nesiskirs, aš tą sakau šiais. Šitą turbūt pirmą kartą bus. Nu, načert. Jau turėjo pajausti, kad kokias kelias savaitės iš eilės mūsų rezultatai praktiškai būna vienodi. Iš tikrųjų reikėtų kažkaip mums susimastyti. Nu, Alba su Olimpiakosu. Aš sakau, kad Olimpiakosas, bet sunkiai. 82-70 Olimpiakos. 12. Mano 6 Olimpiakos, 8-5-7-9. Blemba, Alba krūta juda, pagarbos visai gal ir nusipelnė. Su Barsa atrodė mega gerai. Ko jie čia turi tą Olimpiakosą, kaip pagalvoja taip lengvai leisti Olimpiakosui karaliauti Berlyne. Aš galvoju, kad ten bus kova. Ir Monakas šią savaitę priima Barsa. Barsa laimėjo prieš Žalgirį, bet lygiai taip pat praeitą savaitę pralaimėjo Albai ir šiaip ne pačioj geriausiai situacijai, atrodo, buvo paskutiniu metu. Monakas žiauriai skausmingai praleido praeitą savaitę pergalę iš rankų prieš Panathinaikosą, kas aišku, Giannakopoulos tai buvo kažkoks išganimas savo komandos pergalę, matai, išvyko prieš Monaką paskutiniu metimu. Ką dar suko dar Panathinaikos lošė? Ir laimėjo prieš ką jie? Virtus? Ne. Prieš kažką laimėjo. Olimpija. Žodžiu, šią savaitę sakau, kad Monakas laimė prieš Barceloną 8-8-8-2. Aš 89-79. Monakas. Ok. Nu ir ką? Žalgiris Maccabi. Rungtynės ketvirtadienį, rytoj,
kaip įrašinėjom Per laidą. tašką. Nu dabar pasakyk, kad vienodai čia. 85-81 Žalgiris. Gerai, aš po ilgos pertraukos prognozuoju Kauno Žalgirio pergalę. 84, 81, bet tik todėl, kad nėra Veido Boldvino. Jeigu būtų Veidas Boldvinas, sakyčiau, kad Žalgirį ištarabanins visaip kaip. Bet dabar, kada tik, aišku, ten Tamirai Blatai, visokie Džonai Di Bartolomeo pradeda lošti tą krepšinį. Bet vis tiek realiai toks elitinis jau lieka tik Lorenzo Braunas. Nėra tos mega gynėjų grandies, žinai. Banguota labai komanda turi. Matai, susidūrė su tiek iššūkių, tai ką. Nėra pas jos paprasta tikrai situacija. Tai va, brangų žmonės, mato dabar prie savo akis mūsų solynų prognozės. Šią savaitę mūsų prognozėse sutapo absoliučiai viskas, jeigu aš gerai atsimenu. Dabar žmonės dar mato prieš savo akis. Nebuvo nei vieno skirtingo spėjimo. Tai neįdomiau būti negali, kita vertus daug ką lems rezultatai, skirtumai tarpusavio. O jūs komentaruose irgi parašykit, kokiu skirtumu šią savaitę ir tiksliau kokiu rezultatu pasibaigs Žalgirio ir Maccabi rungtynės. Ir mes arčiausiai teisingo atsakymą būsiančiam žmogui padovanosim džemperį su logotipu, kuris nėra labai svarbus. Dėl to mes jo nerodysim. Bet jį galėjot pamatyti čia studijoje, iš tikrųjų, kelis kartus. Šmėkštelt ekrane. Davai, aš pabandysiu suorganizuoti minusą bent, tu priešauk mano. Easy. Ką? Jisai pataikantis? Nežinau, tai pažiūrėsim. Pasuk. Šiaip Duok mane numerės, pasuk dabar. Šiaip įdomu būtų. Blemba, jeigu jisai pataikantis, man tai žinai, kas yra, aš apšilimo žaidėjas. Aš apšilime, blemba, aš tave apmėtyt galiu. Tai ten apšilimas ir bus. Tai va, jeigu kažę loš, tada jau man šakės būtų. Nu, va, įdomu, galėsi. Įžeidinėjai taip žmogų. Žiūrėsi, kur? kas tikras iš jūsų boleris yra. Nu gerai. Davai, kitą savaitę. Nežinau, kada reiks paklaus. Aš paskui negalėsiu. Išvarau biškį. Tai kažkada, iki sezono galo. Man labiausiai patinka mūsų su Basket News žurnalistų čempionatai. Iki, reiškia, švilpuko, pas mane viskas gerai. Aš apšilimo žaidėjas, aš viską pataikau. Bet prasideda rungtynės, matai, mano kojas labai nedirba. Ir tada aš viskas jau nebepabėgau, nebesivelku ir aš nepataikau į kažę, žinai. Va čia bėda, o krepšinį reikia pataikyti į kažę, kaip man pasakoja. Arba gynybos žaidėjas gali būti. Ne. Nesu. Tiek šią savaitę. Pasimatom kitą, o jūs komentaruose duokit judesio, nes, kas čia mes be jūsų. Tik tai 2 keisti vyrai iš Kauno.